Įdomu, kaip jūs angliškai liepsite perpjauti obuolį pusiau? Cut the apple in half. Teisingai. O jeigu norėsite paklausti, kieno pusėje aš esu, tai yra ką palaikau? Which side are you on? Kaip matote, žodžio pasirinkimas anglų kalboje visada priklauso nuo konteksto. Atsiminkite, kad žodis half reiškia pusę kaip vieną iš dviejų lygių dalių – 50%. Taigi vartokite šį atitikmenį, kai kalbate apie pusę viso kiekio. Pavyzdžiui, what's half of 96? 48. Kiek bus pusė 96? 48. Taip pat žodis half dažnai vartojamas kalbant apie laiką ir valandas. I'll meet you at 1:30. Susitiksime 1:30. Na, o jeigu jūs kalbate apie pusę kaip šoną, tai yra objekto arba erdvės dalį, vietą, o taip pat pusę nuomonėje ir ginče, vartokite atitikmenį side. Tarkime, visi žino, kaip angliškai pasakyti kairioji ir dešinioji pusė. The left side, the right side. Arba pasakykime, kad gyvename kitoje kelio pusėje. We live on the other side of the road. Taip pat vartosime žodį side, palaikydami vieną iš dviejų pusių ginčiuose. Pavyzdžiui, don't take her side, nestok jos pusėn. Ir čia, žinoma, ne vieninteliai variantai anglų kalboje. Žodžių pusę iš esmės galima išversti ir tokius atitikmenis kaip way arba direction, reikšmėje pusė kaip kryptis. Palyginkite. Which way is he looking? Į kurią pusę jis žiūri? Go in that direction. Eikite į tą pusę, tą kryptimi. Taigi užtvirtinkime. Half tai matematinė pusė, kalbant apie pusę kiekio, o taip pat su skaičiais. Side tai vienas iš objekto šonų arba pusė erdvėje ir nuomonėje. Way ir direction pusė krypties atžvilgiu. Namų darbams užbaikite sakinį trūkstamais žodžiais. Of the boats are on the other of the river. Pusė laivų yra kitoje upės pusėje. Lauksiu jūsų atsakymų komentaruose.